Sveiki, esu Rūta, Hostingerio tvarumo vadovė ir šiandien pabandysiu atsakyti į klausimą, dirbtinis intelektas vis dėlto problema ar sprendimas, kalbant apie jį tvarumo kontekste. Kadangi minėsiu kelis mūsų įmonės Hostingerio pavyzdžius, tai trumpai pristatysiu ir pačią įmonę. Hostingeris, jeigu kas nežinote, yra taip vadinama no-code arba be kodo platforma, kuri padeda klientams kurti sėkmę, augti internete. Tai vienos iš mūsų populiariausių paslaugų yra hostingo, internetinių svetainių, aplikacijų kūrimo įrankiai ir dirbtinį intelektą jau esame įsidiegę į savo paslaugas ir jau teikiame savo klientams šį pasiūlymą. Ir kalbant apie šią temą, leisiu savo pajuokauti ir įgarsinti šį sudėtingą klausimą mūsų Hostingerio dirbtinio intelekto komandos vadovo ištiktuku AI. Nes iš tiesų visada galvojant apie dirbtinį intelektą tvarumo kontekste, apie paradoksą, visi atsakymai į kylančius klausimus tikrai yra labai kompleksiniai ir turbūt tą vieną atsakymą yra be galo sunku atrasti. Kalbant apie dirbtinį intelektą kaip sprendimą, noriu truputį užakcentuoti, kad galime dirbtinį intelektą laikyti ir aplamai viena sparčiausiai augančių technologijų istorijoje. Lyginant, pavyzdžiui, su internetu, tai internetas 100 milijoną vartotojų pasiekė per maždaug 7 metus nuo World Wide Web arba WWW atsiradimo. Kalbant apie išmaniuosius telefonus, jie pasiekė 100 milijonų vartotojų per 5-6 metus, o kalbant apie dirbtinį intelektą, vieną iš jo įrankių ChatGPT, jis pasiekė tokį kiekį vartotojų per 2 mėnesius. Tai tikrai ta sparta, vertė, reikšmė, potencialas pastaraisiais metais buvo daug eskaluojamas tiek diskusijose, tiek antraštėse. Įdėjau aš keletą jų tą įgarsinti. Tai pavyzdžiui, Ben Horowitz, bestsellerio The Hard Thing About Hard Things autorius, jis yra taip pat vienos iš rizikos kapitalo valdymo įmonės vienas iš įkūrėjų. Jis dirbtinį intelektą įvardina taip, kad dirbtinis intelektas kažkurią dieną bus didesnis apamai negu internetas ir jo reikšmė. Larry Fink yra BlackRock'o didžiausios valdymo įmonės pasaulyje vadovas. Jis dirbtinį intelektą įvardina kaip pačią reikšmingiausią technologiją nuo kompiuterio atsiradimo. Andrew Ng įvardina dirbtinį intelektą kaip naująją elektrą. Tai Andrew Ng yra tikrai prie dirbtinio intelekto prisidėjęs žmogus. Jis yra, pavyzdžiui, The Google Brain projekto vienas iš įkūrėjų. Tas projektas vystė mašininio mokymasi projektus ir, pavyzdžiui, yra sukūręs tokią programėlę kaip Google Translator, vienas iš kūrėjų. Jis taip pat yra Kinijos internetinės paieškos giganto Baidu, vienas iš pagrindinių mokslininkų. Ir jis būtent dirbtinį intelektą įvardina, kaip ir minėjau, kaip naująją elektrą, nes jis laiko, kad dirbtinis intelektas, taip kaip elektra prieš 100 metų pakeitė viską, kad ir dirbtinis intelektas padarys tą patį. Kadangi visas antraštės atkreipė dėmesį į dirbtinio intelekto potencialą, tai norisi tiesiog uždėti ir tašką, kad dirbtinis intelektas tikrai yra sprendimas ir kasdienybėje, ir šiandien. Ir tokios programėlės kaip ChatGPT, Claude ar Gemini yra daugelio jau pažįstamos ir taikomos. Mes paklausėm klausimą, galbūt nežinau, ką gaminti vakarieniai, ką nuveikti, ką aplankyti tokia ir tokia šalyje, o gal padeda sugeneruoti kodą programuojant. Kita dažnai naudojama kasdienybėje programėlė gali būti Canva, kai tiesiog sugalvoju susikurti vizualą ar
tiesiog kažkokį pakvietimą, mes tą lengvai padarom šitos programėlės pagalba. Netflixas, jeigu gaunate rekomendacijas, ką būtų galima žiūrėti kito, tai jisai būtent remiasi dirbtiniu intelektu pagal jūsų filmų peržiūras, pagal jūsų vertinimus, ką jis siūlo toliau žiūrėti jums. Arba tokios programėlės kaip Waze'as ar Google Maps, kurios taip pat naudoja dirbtinį intelektą, kad būtų sugeneruojamas optimaliausias maršrutas per trumpiausią laiką. Tai galbūt ne visais atvejais mes suprantame, kad dirbtinis intelektas slepiasi už tų programėlių, bet jo kasdienybėje tikrai yra daug. Ir kalbant ne tik apie tą kasdienybę mums kiekvienam galbūt jau valdyta, pasiekiama, bet dirbtinis intelektas jau padeda kurti vertę ir įmonėms. Tai čia įdėjau tokius 3 pagrindinius punktus, kaip tas dirbtinis intelektas, kaip sprendimas prisideda organizacijų kontekste. Tai kalbant apie augimą, dirbtinis intelektas leidžia augti, nedidinant resursų, darbuotojų, procesų, infrastruktūros. Ir čia galiu iliustruoti šį pavyzdį mūsų Hostingerio pavyzdžių. Tai mes, lyginant 25 metus su 24 metais, mums pavyko pasiekti virš 50% pajamų augimą, išlaikant tą patį skaičių darbuotojų. Kadangi, kaip ir minėjau, mes to dirbtinio intelekto sprendimų turime jau nemažai ir dabar, ir tikrai tai padeda. Kitas pavyzdys, kalbant apie infrastruktūrą ir augimą, tai viena iš mūsų paslaugų, mūsų pagalbininkas, mūsų inžinierių komanda yra sukūrusi Cody, kuris 24 metais buvo chatbotas, padedantis atsakyti klientų užklausas. 24 metais maždaug 50% visų užklausų buvo atsakoma Cody. 25 metų gale jis jau atsakė virš 80% visų mūsų klientų užklausų. Taip pat jis iš to chatboto buvo pagerintas, paaukštintas į dirbtinio intelekto agento vaidmenį, kuris ne tik atsako šitiem klientam į mūsų užklausas, bet kartu padeda jau atlikti virš 250 administracinių užduočių. Pavyzdžiui, išmigruoti svetainę pas kitą tiekėją, pavyzdžiui, pas mus. Tai tikrai esame išnaudoję dirbtinį intelektą šitoje vietoje. Ta kita vertė dirbtinio intelekto kaip sprendimo, kad padeda dirbtinis intelektas greičiau kurti naujus produktus, paslaugas, funkcijas, greičiau jas vystyti. Tai kaip ir minėjau, tie pavyzdžiai. Integruoti rekomendacijų skiltį, kad pagal vartotojų elgesį būtų taikomas rekomendacijos, ką pirkti, ką žiūrėti, ką klausytis. Arba ta pati chatboto funkcija atsakyti į klientų vartotojų užklausas. Kalbant apie darbą, manau, čia įvairiose organizacijose gali būti pakankamai didelis skirtumas, kiek jis yra utilizuojamas šiai dienai dirbtinis intelektas, kadangi aš atstovauju IT įmonę, mes prabangos neleisti savo dirbtinio intelekto nevartoti neturime ir tikrai jis pas mus yra utilizuojamas kiekvieno darbuotojo. Tai tikrai galim pasakyti, kad jisai didina produktyvumą. Ar tai būtų tas pats ChatGPT naudojimas, ar tai būtų atskiro tavo specifikai darbo pritaikyto GPT apmokymas, kad jis spręstų tau aktualius klausimus, ar tai būtų įvairių programų dirbtinio intelekto naudojimas. Žinau, kad mūsų, kaip pavyzdys, grafikos dizaineriai turi tokias programas kaip Midjourney, kurios padeda jau dabar sugeneruoti vizualus, vaizdo įrašus greičiau. Tai tikrai šis sprendimas pas mus jau daug kur atsispindi. Tačiau visa dirbtinio intelekto vertė taip pat kuria poveikį ir aplinkai. Gaila, kad būtent tas poveikis aplinkai jis nėra taip dažnai iškeliamas diskusijose ar retai atsiranda antraštėse, kaip prieš tai rodyti pavyzdžiai apie dirbtinio intelekto potencialą, vertę.
Ir blogas dalykas yra ir tas, kad kadangi tas poveikis dažniausiai yra nematomas galutiniam vartotojui, tai jis ir netkreipia dėmesio į save. Tai vat lyginant su kokia greitąja mada, kur mūsų sprendimai neatsakingi, jie iškart gali besti pirštu ir sakyti, aha, tavo kažkoks neatsakingas pasirinkimas gali greičiau sukurti atliekas, nes tu nusipirkai kažko, ko tau nereikia, arba kažko nekokybiško. Tai naudojam dirbtinį intelektą, promptinant, siunčiant užklausas, prie mūsų neatsiranda šalia šiukšlyčių krūva, kuri galėtų iliustruoti visą tą neigiamą poveikį. O tas poveikis tikrai egzistuoja ir auga kartu su dirbtiniu intelektu. Svarbu paminėti, kad, nors ir sakiau, gal nėra labai daug kalbama apie poveikį, o jeigu vis dėlto yra kalbama apie jį, tai dažniausiai jis būna siejamas su klimato kaita, kadangi dirbtinis intelektas, jis yra įdarbinamas arba aplamai palaikomas jo funkcija serveriuose. Serveriai naudoja elektros energiją, elektros energijos suvartojimas išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujas, taip yra prisidedama prie klimato kaitos naudojant dirbtinį intelektą. Kitas dažnai minimas atributas prie dirbtinio intelekto yra vandens suvartojimas, kad duomenų centrai, kuriuose yra laikomi serveriai, kad jie sunaudoja daug vandens duomenų centrų aušinimui. Tai čia gal tiesiog trumpas komentaras, kad šiuolaikiniai duomenų centrai, ne visi jie naudoja vandenį vėsinimui, kai kurie yra vėsinami oro arba hibridiniais būdais ir ne visi duomenų centrai yra pastatyti vietose su vandens trūkumu. Bet nepaisant to, teko susipažinti su vienu tyrimu, kuris identifikavo tų poveikio grupių daugiau. Tai būtent tą tyrimą atliko Green IT organizacija Prancūzijoje, asociacija reikėtų paminėti. Ir jie atliko dirbtinio intelekto poveikio tyrimą tiek aplinkai, tiek žmogaus sveikatai. Jie tai atliko naudodami Life Cycle Assessment, gyvavimo ciklo analizę ir būtent per visus pagrindinius serverio gyvavimo ciklus, tiek per įrangos gaminimą, tiek per naudojimą, tiek per utilizavimą. Ir buvo naudojami pagrinde NVIDIA GPU serveriai, dirbtinio intelekto serveriai. Ir rezultatai stebina, galima pasakyti. Tai keli pagrindinių rezultatų yra tų, kad dirbtinio intelekto serveriai aplamai nusidėvi 3-4 kartus greičiau negu tradiciniai serveriai. Jie sunaudoja apie 40% daugiau elektros energijos lyginant kitus serverius su ta pačia talpa. Daugelis duomenų centrų šiai dienai nėra pritaikyti dirbtinio intelekto serveriam, tai tų duomenų centrų iškils daug daugiau artimiausiu metu. Ir galiausiai, kaip ir minėjau, tų klimato, tų atributų, kurie veikia aplinką, yra daugiau ne tik klimato kaita. Tai čia galima matyti tą procentalų išsidėstymą per serverio gyvavimo ciklą, kur jo tas aplinkos pėdsakas kaip išsiskaido. Tai viena iš svarbių dalių yra išteklių eikvojimas. Kaip ir minėjau, dirbtinio intelekto serveriai susidėvi greičiau, jų reikia daugiau. Kiekvieno serverio gamyba reikalauja retųjų iškasenų, tauriųjų metalų. Tai taip ir prisidedama prie išteklių eikvojimo. Kitos dvi dalis jos taip pat yra susijusios su elektros energijos gamyba, toks kaip netiesioginis poveikis šitų serverių. Tai yra kietosios dalelės ir eutrofikacija, nes kadangi serveriai naudoja elektrą tiek gamyboje, tiek vartojimo fazėje, elektros gamyba, jeigu jinai yra iš neatsinaujinančių šaltinių, ypač iš iškastinio kuro, ji išmeta tiek kietąsias daleles, tiek kitas maisto medžiagas galima įvardinti į vandens telkinius, kurios vykdo eutrofikaciją ir taip
sugadina visą vandens telkinių bioįvairovę, taip galima įvardinti paprastai. Taip pat, jeigu vis dėlto duomenų centrai yra vėsinami vandeniu ir jeigu jis yra į vandens telkinius vėl atgal paduodamas šiltas, tai vėlgi jis daro neigiamą įtaką vandens telkiniams ir jų bioįvairoviai. Ir svarbu paminėti ir ekotoksiškumą, kadangi, kaip ir minėjau, serveriai turi komponentų ir patys jie yra gaminami iš retųjų išteklių, cheminių medžiagų, tai netikslingas jų utilizavimas gali prisidėti prie ekotoksiškumo. Prie visos puokštės šių neigiamų aplinkos poveikių norisi paminėti ir rebound efektą, kuris iš esmės sako, kad kažkokio tai aspekto efektyvinimas galiausiai gali netekti savo teigiamo poveikio, nes būtent tas efektyvumas lemia tai, kad žmonės pradeda jį daugiau naudoti. Tai su dirbtiniu intelektu yra tas pats, nors jis iš esmės galėtų efektyvinti, mažinti naudojimus resursus, taip toliau, bet žmonės pajusdami tą efektyvumą pradeda jį dažniau ir naudoti. Kadangi pristačiau ir tą teigiamų poveikių puokštę susijusių su dirbtiniu intelektu, tiek neigiamų poveikių puokštę, kyla klausimas, kaip reikėtų šiuos du požiūrius suderinti. Turbūt instinktyviai galėtų kilti mintis, oi, dirbtinio intelekto nenaudosiu, kiek daug neigiamo poveikio, bet į tokio kraštutinumą linkčiau neiti, nes atsiribojant nuo dirbtinio intelekto reiškia, kad mes atsiribojame ir nuo visų inovacijų, kurios jį atneš. Ir mano pasiūlymas, mano balansavimo pasiūlymas šiai dienai būtų bandyti subalansuoti, taikyti integralumą. Ką svarbu paminėti, kad turbūt didžiausias poveikis atsirastų per reguliacijas, per kompetencijų ugdymą, per industrijos apamai gerųjų praktikų atsiradimą, bet iš to, su kuo esu susipažinusi aš šiandien, tai negalėčiau vardinti, kad tos gerosios praktikos jau egzistuoja šiandien, kadangi pats tvarumas yra tikrai dinamiška sritis, dirbtinis intelektas įvardinčiau kaip dar labiau dinamišką, greitai besikeičiančią sritį, tai tų gerųjų nusistovėjusių praktikų surasti yra sunku, nes tai yra abudu du turbūt ir į truputį skirtingas kryptis judantis dalykai. Bet šią dieną pristatysiu kelis pasiūlymus, ką kiekvienas iš mūsų galėtume taikyti tiek individualiu lygiu ir tiek organizaciniu lygiu. Kalbant apie individualius sprendinius, įvardinčiau juos kaip pačius paprasčiausius, bet taip pat atnešančius didžiausią naudą. Išskirčiau 3 pagrindinės dalis, tai reikėtų nepamiršti, kad kiekviena dirbtinio intelekto užklausa reikalauja tiek skaičiavimų, tiek ir elektros energijos, todėl yra geriau kurti mažiau užklausų, bet jas pačias išsamesnes. Tai iškart lemia ir kokybę, kad neaiškus ir šiaip per platus klausimai sukuria jum neaiškius atsakymus, netitinkančius lūkesčių, todėl reikia tiksliai klausimus formuluoti, kad būtų išvengiama grįžinėjimo pirmyn atgal. Paskutinis dalykas, ką įvardinčiau, tai yra tikslas, kad dirbtinis intelektas kuria didžiausią vertę tuomet, kai jis tikrai yra reikalingas. Čia kvietimas pagalvoti, ar tikrai yra reikalinga susigeneruoti augintinio dirbtinio intelekto nuotraukų su kepurytėm, taip toliau ir panašiai. Ir tikrai yra, manau, aspektų toj kasdienybėj, ką galime išvengti, promptinti ir taip išsaugoti elektros perteklinio vartojimo. Kalbant apie organizacinius sprendinius, tai vėlgi juos išskyriau į 3 pagrindinės dalis. Tai be visų prieš tai minėtų tų individualių sprendimų, kurie šiaip prisideda prie taip vadinamo green promptinimo, išskyriau truputį galbūt sudėtingesnius čia. Tai vienas iš jų būtų infrastruktūra, kad pačią infrastruktūrą susijusią su dirbtiniu intelektu reikėtų optimizuoti. Patys mes turim pavyzdžių
kadangi dirbtinio intelekto serveriai yra aplamai serveriai, jų užimtumas nekoreliuoja tiesiogiai su elektros suvartojimu, ką turiu omeny, kad jeigu serveris yra užimtas 50% ar 70%, jis sunaudos panašų elektros kiekį, tai svarbu tuos serverius optimizuoti ir juos duomenų patalpinti daugiau. Kadangi nesu inžinierė, tai čia neišsiplėsiu, bet čia yra vienas iš mūsų įmonės pavyzdžių, ką mes esame atlikę. Kitas paprastesnis pavyzdys būtų serverius, kurie yra dirbtinio intelekto kelti į tas šalis, kur elektros energija turi mažesnį, taip vadinamą, pėdsaką, CO2 pėdsaką, šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėdsaką. Tai toks laikinas sprendimas, bet tikrai šiai dienai svarbus, nes yra didžiulis skirtumas, ar elektra, kurią naudoja serveriai, ar ji yra iš atsinaujinančių šaltinių ar ne, ir koks yra su tuo susijęs šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Kalbant apie pritaikymą, kviesčiau įsivertinti, kur tvarumas galėtų atnešti, kur dirbtinis intelektas galėtų atnešti naudos tvarumui. Tokių pavyzdžių yra daug, jie yra labai individualūs nuo pačios įmonės konteksto, bet yra tekę susipažinti su pavyzdžiais, kur dirbtinis intelektas jau dabar, pavyzdžiui, logistikoje, kaip ir minėjau, padeda optimizuoti maršrutus, siekiant išsaugoti kurą suvartojimą mažinti. Įdomus pavyzdys, kurį skaičiau, yra Google ir vienos miško asociacijos bendradarbiavimas, kur buvo pasitelktas Google satelitinės žemėlapis identifikuoti nelegalų miškų kirtimą tokiose jautriose vietose kaip Amazonės miškai. Irgi toks įdomus sprendimas. Teko skaityti ir meta pavyzdį susijusi su analize statybose, vertinant, kokį betono santykį naudoti, siekiant vėlgi išmesti kuo mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ir paskutinis dalykas – matavimas. Kadangi poveikį dirbtinis intelektas turi, tai yra svarbu ir matuoti su tuo susijusi poveikį, skaičiuoti šiltnamio efektą sukeliančias dujas įmonėms ir ne tik dirbtinį intelektą skaičiuoti per išlaidų eilutę iš providerių, bet tuo pačiu tų providerių arba tiekėjų paprašyti ir taip vadinamas labiau granular data, detalesnės informacijos, kiek CO2 emisijų šiltnamio efektą sukeliančių dujų galėtų priskirti mums iš viso vartojimo. Ir turint tą datą, duomenis, ateityje bus galima priimti labiau pagristus sprendimus, nors tikiu, kad ne visi tiekėjai jau pateiks tokius duomenis, bet svarbu tą poreikį komunikuoti, kad jie žinotų, kad tai yra svarbu. Ir išvadai, ką jau ir minėjau, tai aš kaip tvarumo vadovė tikrai mano darbas yra analizuoti dirbtinį intelektą ir siūlyti sprendimus, kaip būtų galima sumažinti tą neigiamą poveikį, bet tikrai nesiūlau eiti į kraštutinumą ir jo visai nenaudoti, nes kaip ir minėjau, atsiribojant nuo dirbtinio intelekto, atsiribojam ir nuo visų inovacijų susijusių su juo. Manau, prieš 100 metų mes taip pat nebūtume rinkęsi atsisakyti elektros, nes tai buvo taršu. O šiai dienai, ką mes galime visi padaryti, tai stengtis ieškoti sprendimų, kaip dirbtinis intelektas galėtų kelti mažiau poveikio aplinkai. Vienas iš paprastų dalykų būtų susikurti dirbtinio intelekto atsakingo naudojimo taisyklės darbe, įtraukiant ne tik aplinkos poveikius ir sprendinius, kuriuos minėjau, bet tuo pačiu ir intelektinės nuosavybės klausimus, duomenų apsaugos klausimus, nes jie taip pat be galo jautrus. Dėkoju.